daug geriau. Tai sveiki, mėlyje. Augi, aš norėčiau, kad tu pirmiausia pasidalintum tuo mūsų tekstuku pradžiai, O, o, pradedant. o, tai užtruks. Aš gal išjungiu? Gal kas turi po ranką, ne? Aš turiu po ranka, jeigu tu man duosi kažkokias tom teisės, kurių tu turi. Ar, aš pabandysiu tai pasidalinti. Gal aš turiu, klausykit, štai. Matome, ne? Tai Taip. kiekvienas mes perskaitom šitą savo širdimi. Pasiruošim. Turbūt perskaityti įsivaizduoju. Gerai. Taip, matau naujų žmonių, labai smagu. Nematyti veidai, nematyti vardai, ir matyti veidai, ir matyti vardai. Tai labas sekmadieninis rytas visiems. Augis paprašė pakalbėti apie prisirišimą. Svarbi tema, ne? Turbūt kiekvienas iš mūsų suvokiam, kad prisirišimas yra kančios šaltinis. Mes prisirašėm prie ko tai bebūtų, prie bet ko. Tai tampa mums mūsų gyvenime kančios šaltiniu. Ar kas nors prieštarautų šitam teiginiui? Ar kas nors manytų, kad prisirišimas neša kažką gerą? Kad reikia prisirišti? Tyla, manau, kad, sutinkate, tikrai. Gyvenimas iš tiesų nėra kontroliuojamas, mes negalim kontroliuoti gyvenimą. Ir kas be nutiktų, ar tai gero ar blogo, malonaus ar nemalonaus, skausmingo, džiaugsmingo, kas be nutiktų. Iš tiesų, iš savęs nėra problema. Bet jeigu mes prisirišam prie vienos ar kitos pusės, tada kyla problemos. Tada tai jau tampa kančia. Bet skausmas ar malonumas patys iš savęs nėra problema. Jeigu mes prisirišam prie malonios pusės, mes nenorim skausmo, tada tai jau yra problema. Nes mums labiau patinka kažkokia viena pusė. Tai prisirišimas yra kančios šaltinis. Ir kągi mums daryti, nes čia iš visų, visi mes susirinkę, visi esam prie ko nors prisirišę. Kažkas daugiau, kažkas mažiau, kažkas daugiau tų prisirišimų turi, kažkas mažiau, bet kiekvienas iš mūsų, vienas iš mūsų, turim bendrą prisirišimą. Visi, vienas. Esame prisirišę prie ko? Prie savęs. Aš. Ir laikom tą aš, bandom kažką su juo daryti, bandom jį kažkaip kontroliuoti kažką, nes mes esam prisirišę prie šito, ką mes laikom savimi. Ir kaipgi mes, ką mes galim, kodėl mes prisirišame iš tiesų prie to
prie to, ką mes laikom savimi. Dėl to, kad mes nesuprantam ko, nesuprantam gamtos. Nesuprantam gamtos. Nepriimam gamtos tokios, kokia jinai yra. Mes atskiriam tą, padarom tą atskirą aš. Gamtoje nėra aš ar tu. Mes įvardėm, kad čia yra aš, o čia yra kitas. Iš tiesų tai yra mūsų sukurta, ta atskirtis. Tai nėra, gamtai tai nėra būdinga. Ir tai yra vienas nesupratimas. Kitas nesupratimas, netgi jeigu mes ir kabinamės ir laikomės už to aš ir norim kažko. Mes labai svarbių ir elementarių dalykų apie gamtą nesuprantam, nepriimam. Arba jeigu suprantam ir priimam tik čia, bet retai mes priimam tai čia. Ir kogi mes nesuprantam. Mes nesuprantam, iš kur mes atėjom, kur mes išeinam, kas iš vis vyksta. Mes atėjom iš nieko. Nieko nebuvo, hop, atsirado. Atėjom iš nieko. Tada mes gimėm, augom, mokinamės, kažką anksčiau ir vėliau, kaip jau ten kam, prasideda lygos, nesergam, susikuriam savo šeimas, kažką ten augam toliau, augam, senstam, vis daugiau lyguojamės, vis daugiau tas kūnas pradeda irti ir galiausiai anksčiau ir vėliau mes mirštame. Ir grįžtam iš ten, iš kur atėjom. Į nieką atėjom iš nieko, grįžtam į nieką. Mes gimėm, mes patyrėm kažką gero, blogo, malonaus, skausmingo, padarėm kažką gero, blogo, kažką naudingo, kažką veiksmingo, visko prisidirbom žodžiu, bet galas nepriklausomai nuo to, ką mes dirbom, ką mes ten prisidirbom, ką mes veikiam, galas vis tiek visų mūsų toks pat. Mes grįžtam į ten, iš kur atėjom, į nieką. Atėjom iš nieko, grįžom į nieką. Bet pakeliui mes spėjom dar pasenti, pasirgti, galiausiai miršti. Ir labai daug prisirišimų gyvenime yra būtent dėl to, kad mes nepriimam to paprasto gamtos dėsnio. Nes tas paprastas gamtos dėsnis, jis galioja ne tik tai mums, ne tik tai man, ne tik tai Augai, ne tik tai Augiui, ne tik tai Dainai, ne tik tai Sniegai, visiems žmonėm ir nežmonėm. Jeigu mes pažiūrėsim į gyvūnų pasaulį, tas pats. Gimsta vaikučiai, nežinau, paukščiukai, kokie vaikučiai gyvūnėlė, tėveliai ten rūpinasi, kol tie vaikučiai išmoksta patys pasirūpinti maistu, jie auga, atsiveda pačios savo vaikučių, galiausiai pasensta miršta. Ar miršta nepasenę. Tas pats su tais ir su gyvūnais, gyvūnų pasauliu, tas pats ir augalijos pasauliu. Visa gamta. Štai nukrenta sėkla, išdygsta, auga, išdygsta gal didžiulis medis. Bet koks didžiulis medis bebūtų, kiek jis šimtmečių nestovėtų, galiausiai anksčiau ar vėliau jis nuvirs. Anksčiau ar vėliau jo gyvenimas pasibaigs. Tokia yra gamta. Tokia mes ir mes, nes mes esam gamta, mes esam gamtos dalis, mes nesam kažkas atskiro nuo gamtos. Mes esam tas pats. Gamtos dalis. Gamta. Ir kaip bet kokia gamta, mes augam, sergam, senstam, mirštam. Ir netgi jeigu jūs užsidirbsit labai daug pinigų ir galėsit savo viską leisti ir pasisamdysit pačius geriausius daktarus, jie galės nertis iš kailio. Bet galiausiai jūs vis tiek mirsit.
Jūs galite kurti savo kažkokias, nežinau, iliuzijas, ten bandyti konservuoti tą kūną ir taip toliau, bet pabaiga neišvengiama. Ir dėl to, kad mes jos nepriimam, dėl to, kad mes jos nesuvokiam, dėl to, kad mes apsimetam, dėl to, kad mes nesam nuoširdūs su savimi. Mes apsimetam, kad viskas yra gerai. Dėl to mes prisirišam. Mes negalvojam, kad mes mirsim. Mes negalvojam apie tai, kad išsiskyrimas yra neišvengiamas. Todėl mes grėbėmės. Galiausiai viską, ką jūs turit, jūs gausit palikti. Viską. Jūsų nuosavybės, namus, savo mylimus žmonės. Išsiskyrimas yra neišvengiamas. Bet mes gyvenam taip, lyg tai išvengiamas. Mes negalvojame apie tai, kai mes susitinkam, kai mes sutinkam kažkokią žmogų, kad mes išsiskirsim. Jeigu mums tas žmogus patinka, žinoma, jeigu mums žmogus nepatinka, tai mes tik tai galvojam, kada mes jau čia išsiskirsim. Bet jeigu tai yra kažkas, ką mes mylim, įsimylėjom, pavyzdžiui, mes negalvojam, mums neteina tokia mintis, kad čia kažkada, oi, aš tave mylėsiu amžinai. Amžinai. Kokiu būdu? Kas čia susiruošia amžinai gyventi? Neįmanoma, neįmanoma. Ir dėl to mes kenčiam. Dėl to mes kenčiam. Mes negalvojam, kad kai mes ten, nežinau, pasisekė, užsidirbau daug babkių. Mes negalvojam, kad tos babkės ateina ir išeina. Lygiai taip pat, kaip viskas gyvenime, ateina ir išeina, ateina tik tam, kad išeitų. Bet kas ateina į mūsų gyvenimą, ateina tik tam, kad išeitų. Bet kai mums kažkas patinka, mes apie tai negalvojam. Mums tokia mintis neteina, nes mums patinka. Ir mes norim tai pratesti. Mes norim sulaikyti akimirką. Palauk. Dar. Bet žinot, yra toks, nežinau, ar lietuvių kalba yra toks išsireiškimas, bet rusiškai sako, prieš mirtį neprisikvėpuosi. Išsiskyrimas yra neišvengiamas. Tai tokie apmąstymai padeda iš tiesų mums laisvintis nuo prisirišimo. Kuo mes gyvenam arčiau su tą realybę, su tą tikrovę, nes tai yra tikrovė, tai yra gamta. Kuo mes arčiau su to, arčiau reiškia nepamirštume apie tai. Tuo mažiau prisirišimo. Nes kaipgi aš prisirišiu prie kažko, jeigu aš žinau, kad išsiskyrimas yra neišvengiamas. Kodėl aš prisirišiu? Ir aš kažkada dar, kai buvau Lokos centre, nes kažkur sekmadienį aš kalbėjau apie tokius apmąstymus. 5 apmąstymai, kuriuos mes dažnai turėtume daryti. Bet tie apmąstymai, tokie apmąstymai, apie kuriuos aš dabar kalbau, mes galime apie tai galvoti visą dieną. Gyventi su tuo. Susigyventi su tuo. Leisti tikrai savo širdžiai tai priimti. Priimti tai širdimi. Tai yra gamta. Ir prieš gamtą nepakovosi. Jeigu jūs bandysit kovoti prieš gamtą, kiek jūs bebandytumėt, jūs visada pralaimėsit. Nes kas esat jūs, palyginus su gamta? Didinga, galinga, beribė gamta. Ir kažkoks mažas aš. Ką tas aš gali padaryti prieš tą gamtą? Gamta yra gamta. Tai vietoj to, kad kovoti su gamta. Tiesiog priimti.
priimti tokią, kokia jin yra. Ir kai mes priimam, kančios nėra. Nes mes priimam tikrovę. Kas bebūtų, mes tiesiog atsiveriam ir priimam. Atsivėrę, priimantis, mes į nieką nesikinom. Jūs galite pabandyti. Netgi jeigu jūs pagyvensite taip apmastydami savaitę. Nu gerai, 3 dienas. Nuo ryto iki vakaro. Nuo pabudimo iki įėjimo miegoti. O gal iš vis nemiegant. Su tokiais apmąstymais. Pagyventi su tokiais apmąstymais. Galite įsivaizduoti. O dabar, sakykime, man kem 3 metai. Aš galiu įsivaizduoti. Kaip atrodys pie, kas jai bus, kai bus 50. Daugiau raukšlių. Ten turbūt jau menopauzė kokia, ten kūnas pradės keistis visai, kaip ten, galima įsivaizduoti visus tos nepatogumus, ten, bent jau aš esu girdėjęs, aš dar nežinau, bet neišvengiamai tai yra gamtos dalis. Gerai, 60 metų. O, nugarą skauda. Daugiau raukšlių pradeda viskas riebalai kabuoti, ten visai kaip celiulitas, ten nežinau. Galima įsijungti fantaziją. Juosi, kaip aš atrodysiu, kai man bus 60, kaip aš atrodysiu kaip 70, 80, 90, o jau nebepaeini, 90. Galbūt iš vis lovoje. Nebeatsikelsi. Bet ir tikrai pajausti tą, įsivaizduoti, tikrai pajausti, ne kažkaip abstrakčiai mąstyti, bet pajausti, įsivaizduoti, kas tai būtų. Ir jeigu mes dagyvensime kito amžiaus, taigi taip ir bus. Jūs esat matę, kaip atrodo senyvi žmonės, kas jų laukia. Man pasakojo, kaip viena senutė, nežinau, jai buvo apie 90, atsigulė naktį, pabudo, sulūžė šonkauliai. Jinai netgi nieko nedarė, tiesiog ant trapus kaulai, tiesiog pabudo, sulūžęs šonkaulis. Kas darosi tam kūnui? Po to galiausiai, anksčiau ar vėliau, jūs galite įsivaizduoti šitą kūną mirusį, lavoną. Įsivaizduoti savo laidotuvės, kaip jūs laidoja, kaip atrodo, savo artimus, laidančius jūs. Matyti, kaip tą karstą leidžia į žemę, ar kaip sudegina, kaip žemė grįžta į žemę. Kaip šitas kūnas, kuris atėjo iš nieko, iš tiesų gamtos dalis, grįžta į gamtą. Visa šitai mums nepriklauso. Mes tik pasiskolim. Galiausiai grįžta į gamtą. Kai mes tikrai tai įsisavinam, kai tikrai tai paliečia mūsų širdį. Tas įprotis kabintis, įprotis bandyti sulaikytis labai silpnėja. Nes tampa labai aišku, kad negali nieko pasisavinti. Kad iš tiesų mums nieko nepriklauso. Geriausiu atveju mes pasiskolinam. Mes esam su jumis visi skolininkai. Mes pasiskolinam. Galiausiai viskas grįžta. Viskas paliekam. Viskas grįžta į ten, iš kur atėjo. Ir šitokie apmąstymai mums tikrai padeda sumažinti prisirišimus. Bet mes turim tai daryti nuolat. Tam, kad tikrai įsisąmoninti tai, ne tai, kad aš dabar pagalvoju ir pamiršau. Pamiršau, aš vėl pasimečiau pasaulį. Įprotis yra labai stiprus. Ar jūs galit pradėti ginčytis, ar kaip aš čia dieną reikia viską daryti, mes gyvenam čia pasaulietišką gyvenimą, užsiėmę labai, tai reikia ir vaikais rūpintis, ar tai yra,
Bet klausykit, jūs vaikais rūpinatės, ten, nežinau, darot kavą, sakykime, šito darotės kavą, o jūsų galvoja verda. Jūs galvojat, jums netrukdo tai, ką jūs ten galvojat, savo galvoj, pasidaryti kavą. Tai galbūt vietoj to, kad beleką daryti ten, galima mąstyti apie matyti tą realybę, tą tikrovę, apie gyvenimą, apie gamtą. Matyti save gamtos dalimi, matyti visus aplinkinius gamtos dalimi. Bet tik to aplinkinius iš tiesų. Svarbiausia šitą. Nes visi prisirišimai kyla iš čia. Ir šitas prisirišimas. Kai šito prisirišimo nebėra, tada nėra kam kabintis į aplinką. Nes tai yra paleidžiama. Paprastai, kai žmonės kovoja su prisirišimais, jie kovoja su tai. Neprisirišti prie saldumynų, neprisirišti, nežinau, prie ten žmonos ar vaikų ir ten, nežinau, ką jie ten susigalvoja, prie to, nuo trečio vieno. Daug mes susigalvojam, prie ko aš neturėčiau prisirišti. Bet ne tai yra problema. Didžiausia problema yra prisirišimas prie šito, kuris nekitų prisirišti. Jeigu mes nesilaikom už čia, nėra kas galėtų prisirišti prie aplinkos. Nebėra. Todėl tie apmąstymai yra labai naudingi. Bet šitie apmąstymai, jie turėtų būti daromi iš teisingo požiūrio. Mes turėtume pradėti nuo pradžių, mes turėtume pradėti nuo teisingo požiūrio, kad tai nėra aš. Tai tai yra gamtos dalis. Šitas kūnas, šitas protas, tai yra elementų kombinacija, tai nėra aš. Tas yra labai svarbu. Nes jeigu jūs pradėsite nuo savęs, galvosite, kad čia yra aš, kuris miršta, kuris sensta, serga, miršta, jūs galite labai lengvai paskęsti liūdesy, nes jūs galvos, kad čia, oi, aš vargšas, aš mirsiu. Bet tai nėra apie tai. Tai yra tiesiog matymas tikrovės. Nėra jokio aš. Yra gamta. Gamtoje buvo sąlygos, kad tai kiltų, tai kylo ir gyvena pagal gamtos dėsnius, galiausiai grįžta į gamtą. Tik tiek. Ir tai nėra aš. Labai svarbus momentas. Kai mes nesam prie nieko prisirišę, kai mes nesam prie nieko prisirišę, tai yra laisvė. Tai yra kančios nebuvimas, tai yra nirvana. Ar norit nirvanos? Kas nori nirvanos, pakelkite rankas. Tai va, nirvana nėra kažkokia fantastiška būsena ar dar kažkas, tai yra tiesiog neprisirišimas, nesikabinimas į nieką. Ir tie apmąstymai veda į ten. Tai pasakius, šitą praktiką, šitie apmąstymai nėra tam, kad pasiekti kažką. Yra tam, kad tiesiog pažinti tikrovę, matyti tikrovę tokią, kokia jinai yra. Nustoti savo meluoti. Susidurti su tikrovė akimi. Taip, labas rytas. Palauk. Aha. Irgi rašo mūsų Alogos centras. Rašo, prisirišimas nėra gamtos dėsnis. Prisirišimas yra kančios šaltinis. Ir tai vėlgi, tai yra taip pat sąlygota tikrovė. Tai yra kančios šaltinis. Prisirišimas taip pat kyla ir nyksta. Kaip ir visa kita.
Ir tai nėra kažkas, su kuo mes norim kovoti. Bet mes tiesiog suprantam, kad tai yra kančios šaltinis. Jeigu mes suprantam, kad kažkas yra, kad jeigu mes tikrai širdimi suprantam, kai aš kalbu apie supratimą, aš kalbu apie supratimą, tikrai gilų supratimą savo širdimi, ne čia, kad tai yra kančios šaltinis. Mes už tai nesilaikysim. Mes laikomės už kančios tik tai todėl, kad mes nesuprantam, kad tai yra kančia. Galbūt mes suprantam čia, mes galvojam, tai čia yra kančia, bet mes nesuprantam čia. Jeigu mes iš tiesų suprantam, kad taip kūrėsi kančia, automatiškai. Tai, sakykime, čia vienas iš kampų, kaip mes galime prieiti prie prisirišimo. Iš tiesų neišmanimas. Neišmanimas, nesupratimas, gamtos tiesiog nesupratimas. Ar mes žiūrim į gamtą ir mes matom, taip, gamtoje viskas taip vyksta, gamtoje taip viskas vyksta, bet mes nesuvokiam, kad tai taip pat yra gamta. Gamtos dalis. Mes kažkodėl galvojam, kad aš yra kažkas kito negu gamta. Vienas kampas. Kitas kampas. Kokia yra prisirišimo priežastis? Troškimas. Pradžioje mes norim, o po to mes prisirišim. Troškimas perauga į prisirišimą. O kodėl mes trokštam? Dėl to, kad mes vertinam kažką, kaip kažkas yra gero, kažkas negera. Kažkas yra tai, kas mums yra gerai. Mes norim tam aš, kurio iš tiesų nėra, mes norim naudos. Kai yra aš, kuris nori savo naudos, tai jau yra prisirišimas ir jau yra kančios krūva didžiulė. Bet gamtoje nėra jokio aš. Bet kai jūs pastebėt, kad jūs siekiat kažkokios naudos savo, jūs kurite savo kančią. Bet koks siekis, bet koks troškimas yra kančios kūrimas. Tai labai lengvai virsta į prisirišimą. Tai aš galvoju, kad kažkas yra geriau negu, nežinau, sakykime, aš nusprendžiau, kad geras žmogus yra toksai, turi tokius bruožus. O negeras žmogus turi, aš negeras žmogus, aš noriu tapti geru žmogu. Kas iš mūsų nenori tapti geresniu žmogu? Ar yra čia kas nors, kas nenori tapti geresniu žmogu? Labai būdinga mūsų žmonėms, kad mes norim būti geresni, negu mes esame. Tai tas noras būti kažko kito yra kančios šaltinis. Nes tai yra nepriėmimas. Realybės tokios, kokie nėra. Tai yra prisirišimas, manimas, kad kažkas yra geriau negu kita. Ir kad čia esu aš, kuris turi būti kažkoks. Bet jeigu tai yra gamta, tai mes galim tikrai atsipalaiduoti ir priimti viską taip, kaip yra, ir iš nieko nesikabinti. Ir nesekti niekam iš paskos. Mintis, kurios kyla. Gali kilti mintis, kad čia yra gerai, čia yra blogai. Mes nesikabinam, mes jų nesisavinam, mes negalvojam. Mes nesekam iš paskos, mes nepradedam imtis kažkokiu veiksmu. Tai čia mintis tiesiog kyla ir išnyko. Tik tiek. Tai visas projektas savęs tobulinimo yra kančios projektas. Ir jisai kyla iš to prisirišimo prie aš. Tai pirmiausia, pirmas žingsnis įsisavinti, kad tai yra gamta. Kad aš esu gamta. Ir kokia ta gamta yra. Bet ne tam, kad gauti kažkokios naudos. Tam, kad nebūtų kančios. Tik tiek. Aidai, matau geltoną ranką. Taip, sveiki dar kartą.
Laba diena. Aš norėjau paklausti, va jūs tą pavyzdį davėte, kai žmogus mano, kad jisai blogas ar nepakankamai geras žmogus ir jisai turi siekį tada tapti geresniu žmogum. Tiesą sakant, kažkada turėjau tokią, gal labiau pradžioje, kai budizmu pradėjau domėtis, tokią mintį, tarsi pažiūrėsiu tai kaip į eksperimentą, ar man pavyks tapti geresniu žmogum. Turėjau tokią mintį, tada aš kažkaip daugiau dėmesį kreipiau į sylą, į dorovės pusę aštuonialypio kelio. Bet tarkime, jeigu žmogus mano, kad jisai, tarkime, tikrai nelabai geras, blogas, kaip jūs sakote, siekis būtų neteisingas, vis tik tai troškimas tapti geresniu, o gal tada patarsit, kaip tam žmogui, būti su tuo savo manimu, kad jis yra nepakankamai geras ar blogas, ar čia paleidimas tada tiesiog, gal galėtume truputį pakomentuoti, jeigu žmogui tai yra problema, tarkime, toks nepilnavertiškumas. Visų pirma, visų pradžia, viso aštuonialypio kelio pradžia yra teisingas požiūris. Teisingas požiūris yra tai, kad jokio aš nėra, kad čia nesu aš. Tai nuo to mes turėtume pradėti. Nes bet kada, kai mes pradedam nuo aš, mes visada įsivelsim į bėdą. Tai atneš tik tai kančiai. Mūsų kelias aštuonialypis nebus teisingas aštuonialypis kelias. Jis bus neteisingas kelias. Visų kelio pradžia yra teisingas požiūris. Teisingas požiūris, jokio aš nėra. Tai jeigu tai nėra aš, bet kas kyla čia, gali būti tiesiog žinoma. Visiškai nebūtina sekti tam iš paskos. Bet kokios mintis, kurios kyla, tai nėra aš, tai nėra mano, tai tiesiog, kaip mano meistras sako, tai yra tiesiog bežionė. Protas bežionė, kuris pastoja kažkam ir lygina tą bežionę su meška, kuris valgo medų ir gelia bitės ir jis skundžiasi ir valgo tą medų ir gelia bitės. Taip pat šitas pastoviai judamas protas, pastoviai kažkas skundžiasi, kažkur nepatenkintas. Bet tai visiškai nereiškia, kad mums reikia savintis ir tapti to, kuris skundžiasi. Tapti tuo, kuris mano, kad aš esu blogas, kad aš turiu būti geresnis. Tos mintis gali kilti, bet mums nebūtina visiškai sekti iš paskos. Bet tokiu būdu mes galim, ką mes patirtume, mes galim patirti, mes galim iš tiesų matyti tai taip, kaip tai yra. Mes galim matyti, kaip tai kyla ir nyksta. Sakykime, aš esu labai karštakošis žmogus, aš labai lengvai susierzinu, man, nežinau, ką nors, kažkas man prieš mane pasako ir aš iškart susierzinu. Jeigu aš to nesisavinu, kaip piktis kilo, kaip kilo, taip ir praėjo, bet jeigu aš pasisavinu, jeigu aš tas mintis pasisavinu ir toliau jas rutuliuoju, tai tada aš tapau to pykčiu. Bet jeigu nėra to proceso, jeigu tiesiog taip kilo susierzinimas, ar kažkokias mintis ten skundžiasi, kodėl jinai ten visada viską kontroliuoja, ten kišasi visur, o tu toliau darai savo darbą, darai ką daręs. Man kalba kažkas, tai, ir tegul kalba, čia ne aš kalbu, čia ne mano mintis, bežionė, aš tegul savo kalba tą bežionę. Mums nieko nereikia daryti. Nieko nedarimas yra priešinga tam, kaip mes gyvenam, nes mes iš tiesų gyvenam nuolat darydami, nuolat bandydami keisti, nuolat bandydami kištis. Tai tas nesikišimas yra tai, mes leidžiam viskam būti, mes nebandom to prislėgti, aš nepykstu, mes nebandom to slopinti. Mes to neišliejam, nes mes nesekam iš paskos. Mes nebandom bėgti kažkur, einu, gal išgersiu, gal pamiršiu, kaip mane ten apriekia ar dar kažką. Ne, mes tiesiog netikim to. Mes nesisavinam. Mes tiesiog žinom viską taip, kaip yra. Ir leidžiam viskam kilti ir nykti laisvai. Tekėti. Mes leidžiam gamtai tekėti, nes gamta yra tekėjimas. Nuolatinis virsmas, kismas. Ir mes leidžiam laisvai tekėti. Niekam nestringant.
Niekas nesisavina. Iš tiesų nėra nieko, kas savinasi. Tai reiškiniai, kurie kyla ir nyksta. Klausimas buvo, jeigu nėra aš, kas tada nesisavina. Jeigu visi tie sąlygoti reiškiniai, jie kyla ir nyksta. Ir tas prisirišimas taip pat, savinimasis taip pat, jis kyla ir nyksta. Kyla ir nyksta. Bet, tai niekam iš tiesų niekam nepriklauso. Niekam nepriklauso. Tai iš tiesų nėra jokios mes, sakykim taip. Ir dėl to čia jau kitas, aš nenoriu supainioti, aš dabar galiu jūs papainioti. Čia labai geras klausimas, nes tas prisirišimas jis niekam nepriklauso. Jis irgi taip pat, nes nėra jokio aš. Jis irgi taip pat kyla, greipia kažką, tada jis laikosi, galiausiai jis išnyksta. Jūs atėjot iš nieko ir galiausiai grįžtate į nieką. Ir netgi jeigu esat labai prisirišę prie bet ko, galiausiai tas prisirišimas išnyks. Jis nėra amžinas, jis niekam nepriklauso. Jis kyla ir sąlygotas reiškinys, kuris kyla ir išnyko. Ir dėl to, kad tai yra tiesiog sąlygotas reiškinys, kad jūs tai nesate jūs prisirišimas, nesate. Kas mano, kad esate prisirišimas? Ar kitą ranką? Ne, nieks taip negalvoja, kad aš esu prisirišimas, Jūs nesate prisirišimas ir gera naujiena, jums nereikia nieko paleisti. Kaip čia skamba? Nes jūs negalite nieko paleisti. Nes nėra jokio aš. Nes jeigu mes dabar kalbam apie tai, kaip neprisirišti, iš tiesų klausimas nelabai korektiškai pastatytas, jis tiesiog pastatytas tokia kalba, kuria mūsų suprantama, taip sakant, paprastiems žmonėms. Bet iš tiesų nieko ir nereikia paleisti. Nes jeigu mes sėdėsim dabar ir galvosim, kaip man čia paleisti, suprantate, tai yra aš, kuriam reikia paleisti. Yra aš, kuris kažką siekia, tai yra kančia. Aš, kuris turi kažką paleisti, tai yra kančia. Bet tiesiog žinoti. Ir tas žinojimas, jeigu mes nesikišam, tas žinojimas yra irgi taip pat visiškai gamtos dalis. Ta sąmonė, žinojimas, suvokimas. Jis natūraliai įvyksta mums, taip pat nieko nereikia daryti. Dėl to vietoj to, kad kištis į gamtą, ką mes nuolat darome, iš neišmanymą mes po truputį judam link to, kad nesikištume. Ir tas judėjimas, netgi, kaip čia pasakyti, nejudėjimas. Iš tiesų netgi niekur nereikia judėti, tiesiog pakeisti požiūrį. Jeigu mes tikrai pakeičiam tą požiūrį, jeigu mes atsistojame į tą nulinę poziciją, net ne mes atsistojame, nes susipainioja liežuvis, kaip čia paaiškinti. Jeigu tikrai yra įsisavinam, kad tai nesu aš, kad čia nėra jokio aš, kad tai yra gamta, jokių problemų. Niekam nieko nereikia daryti. Niekam nereikia nieko siekti. Nieko. Tai yra gamta, viskas, gamta yra gamta. Mes galim tiesiog pažinti gamtą, nežinau, gyventi savo, būti gamtos dalis. Gyventi, jausti, tekėti su gamta. Valia. Mes tekame su gamta, nėra jokios kančios. Kai tik tai mes įsikimbam kažkokią gamtos dalį ir norim sulaikyti, ar mes bandom pabėgti nuo kažkokios gamtos dalis, tai yra kančia. Tai laisvė yra išmanymas, supratimas, kad tai nėra aš, ne aš. Tai Alokos centras sako, kad teoriją supranta, bet praktinę dalį nesupranta. Tai čia visa tavo praktinė dalis, aš pradėjau nuo praktikos. Ašgi kalbėjau apie žinojimo
gyvenimo su supratimu gamtos. Kaip augis atrodys už 10 metų, 20, 30, 50, kaip į laidos. Įsisavinti tai, pamatyti, kaip kūnas grįžta į žemę. Skysčiai grįžta į gamtą. Šiluma išsisklaido. Viskas išsisklaido, nieko nebelieka. Nebelieka nei pėdsakų. Galiausiai nebelieka nei pėdsakų. Nieko. Įsisavinti tai. O jeigu... Okay. Taip, tai labai geras klausimas. Kaip nepradėti depresuoti, galvojant apie savo laidotuvės. Tai va, iš kur kyla depresija šitam klausime? Nes tai yra mano laidotuvės. Jeigu mes iš vis kažką pradedam iš aš pozicijos, iš neteisingo požiūrio, tai visa mūsų praktika bus neteisinga. Ir mes tik tai kentėsim. Bet jeigu mes pradedam nuo teisingo požiūrio, kad tai nėra aš, tai yra gamta. Tai yra gamta. Gamta yra tokia, kad kūnas auga, pradeda ligotis, sensta, miršta, grįžta į gamtą. Tik tai. Tai nėra aš, tai nėra man. Tai nėra aš, tai nėra man. Tik tai tada mes galim iš tiesų teisingai praktikuoti. Bet jeigu mes pradedam nuo aš ir mes galim apsimesti, kad viskas gerai, pažiūrėjau, gyvenimas, nežinau, nuostabus. Paukšteliai čiulba, saulė šviečia, nuostabus gyvenimas. Ką aš man aiškinu? Kančia, kokia kančia, nėra jokios kančios. Aš bandau padaryti tą nustumti į teigiamą pusę. Dabar gerai sako, oi, nepalauk, čia laukia ten senatvė, mirtis ir taip. Oi, reikia su visais išsiskirti. Aš mirsiu. Depresuką, aš keliauju į neigiamą pusę. Gerai, aš suprantu, kad negalima nei ten teigiamą pusę negerai, ten neigiamą pusę negerai, gerai. Pabandysiu išlaikyti save ties nuliu. Bandau išsilaikyti, man reikėtų išsilaikyti ties nuliu. Ir vis tiek aš kentėsiu. Nes aš bandysiu laikyti kažką. Tai yra įtampa, tai neatitinka tikrovės. Bet kokią praktiką iš aš vesa kančia. Bet jeigu mes pradedam nuo supratimo, nuo priėmimo tos tiesos, kad tai nėra aš, kad čia nėra jokio aš yra tik tai idėja, tik tai jausmas. Jausmas, kuris kyla ir nyksta. Aš tai yra jausmas. Mes jaučiamės, kad pojūtis, kad čia yra aš. Kai jūs užmiegat ir miegat gilių miegų, nieko nesapnuojat, kur jūsų aš? Tai yra jausmas, kuris kyla ir nyksta. Nėra pastovus. Mintis, taip, mintis ar pojūtis. Mintis, kartais tai nebūtinai yra, bet proto judesys. Toksai, kad čia yra aš, pojūtis, kad čia yra toksai jausmas, toks, kad čia priklauso man, kad čia esu aš, kad kažkur čia yra kažkoks aš. Bet tai yra jausmas. Nes jeigu mes suprantam, kad tai yra jausmas, viskas tvarkoja, tai nereiškia, kad tą jausmą reikia naikinti. Mes kalbam tik tai apie teisingą požiūrį. Tas jausmas kyla ir nyksta, tai taip pat yra gamtos dalis. Bet jeigu mes suprantam, kad tai yra jausmas, kad tai nėra tiesa, tai nėra tikrovė. Duosiu vieną palyginimą. Labai gražus palyginimas. Tas aš jausmas, kaip pilno mėnulio atspindys ant kokiam ežerą, sakykime. Ežeras visiškai ramus, jokių bangų, atsispindi pilnas mėnulis, gražus pilnas mėnulis. O tas atspindys tai yra aš jausmas.
Mes galim pabandyti jį sunaikinti. Galim? Galim. Mes galim, pavyzdžiui, mesti kokią akmenį. Žiūrėk, vanduo sujudėjo, banguojasi. Nebėra, mėnulio nebėra. Bet vanduo nusistovi ir mėnulis vėl pasirodo. Aš jausmas nėra pastovus. Mes negalime ir sunaikinti taip pat. Tai yra gamtos dalis. Taip veikia šitas kūnas ir protas, šitie sąlygoti dalykai. Taip veikia. Jeigu mes tai suprantam, tai yra teisingas požiūris. Kad tai yra gamta ir tai nepriklauso niekam. Tiesiog sąlygoti tikrovę. Niekam nepriklausant. Argi tai neišlaisvina? Ką tai veda į depresiją, ką išlaisvina? Gerai, ką veda į depresiją, pakelkite ranką. Nebijokit. Taip, matau iš akių, Eglė. Gerai, kam kelia depresiją, ką tai išlaisvina, kas jaučiasi, ką džiugina naujieną? O, 1, 2, 3, 4, 5. Nu va, mato, tai tikrai puikios naujienos. Tik tai, kad kai yra tas teisingas požiūris, mes nekenčiam, nes nėra kam kentėti. Aš nesakau, kad nėra kančios, ta prasme, kad fizinis skausmas yra taip pat gamtos dalis. Jis gali kilti. Jis išnyksta. Jeigu mes to nesisavinam, jeigu mes su to nesitapatinam, nieks nekenčia. Tai yra gamtos dalis. Galbūt ten bežionė skundžiasi, oi, man skauda, kaip skauda, nežinau, ar aš gyvensiu, ar neišgyvensiu. Jeigu mes to nesisavinam, nėra kam kentėti. Tai yra tiesiog triukšmas. Ir kai nėra to savinimas, kai mes leidžiam viskam kilti, kai mes leidžiam gamtai tikėti, tada savaime natūraliai išryškėja kita gamtos dalis, kurios mes paprastai nežinom, nesuvokiam, nesąlygota dalis. Giliai gamtinė tyla. Nejudrumas, tuštuma, vėsa. Mes galim tai jausti savo širdimi, kai mes nesipriešinam, kai mes nesikišam, kai mes leidžiam viskam būti. Mes galim jausti tai savo širdimi. Ir čia ir tam kūne gali vykti įvairūs dalykai. Gali būti labai daug triukšmų, gali būti audros. Bet širdis jaučia, kad visa tai vyksta nepajudinama tyloj. Ir nėra kas gali kentėti tame. Nes tai yra tik tai gamta. Judėjimas nejudrume. Ir ta tyla yra tikrasis. Tai yra tai, tai yra mūsų namai, nežinau. Tai yra, nenoriu pasakyti, kad tai nėra aš, tai niekam nepriklauso. Bet tai yra ta galutinė tikrovė, kurias mes nematom tik dėl to, kad mes kišamės ir priešinamės, kad mes nežinom, kokia yra gamtos, mes nepriimam gamtos kokia yra. Bet kelias yra tas, jeigu mes galim kalbėti apie kelią. Pirmiausia, pradėti nuo teisingo požiūrio. Turėti pakankamai tikėjimo būdą ir jo mokinys. Tai nėra aš. Nėra čia nėra aš. Pabandykit surasti. Pabandykit, nežinau. Jeigu, nežinau, gal išoperuoti galima, jeigu būtų kažką, bet mes negalime. Ir jeigu gyvenime yra labai daug prisirišimų, prie šeimos, prie darbo, prie visokių išorinių dalykų ypač. Ar jeigu mes žinom, kad yra didelis prisirišimas prie kūno, ar prie šeimos.
Tai gyventi kontempliuojant tą tikrovę, matant tikrovę, gamtos tikrovę. Matant, žinot. Senstam nuolat su kiekviena akimirka. Ir judam. Link grįžimo. Į niekur. Ten iš karto. Taip. Taip, matau, kokias šis spalvos ta ranka. Turiu klausimą. Žinau. Sakykime, labai dažnai žmogus, tai yra aš, susiduriu su pasirinkimo klausimu. Ką pasirinkti arba, sakykime, kokį sprendimą priimti. Tai vat būtent iš tos pozicijos, kad tai tėra mintis, tai tėra gamtos apraiška. Nu, aišku, pasirinkimai arba nepasirinkimai visada yra kančia. Netgi galimybė rinktis yra kančia. Bent jau man. Tai ir, sakykime, intuicija kužda ten vieną dalyką arba kitą labiau, bet jisai nėra palankus, sakykime, mano kažkokiam tai ten, pokyčiams. Ir aš tada sakau, tai čia taip gamta pasireiškia, nereikia nieko rinktis, žodžiu, gerai ir taip. Tai vat kaip su šitu momentu, su intuicijos momentu, ar reikia iš viso daryti tos pasirinkimus, nes čia tik mintis, kurie atsiranda ir išnyksta. Ir vienas variantas, ir kitas variantas. Tai как быть? Jo, sakykime, Augit, dabar turėjai pasirinkimą, užduoti klausimą ar neužduoti klausimą. Padarai pasirinkimą užduoti klausimą. Tau nebūtina, tau kilo mintis, tau nebūtina buvo sekti to klausimą, ne? Tai kalbėti. Tau nebūtina buvo tapti klausimą, ar ne? Aš kėliau klausimą, kodėl aš noriu užduoti šitą klausimą. Visiškai susipainimas. Klausimas kilo ir išnyko, tik tiek. Bet tu įsikibinai į klausimą ir pradėjai dar klausti, kodėl šitas klausimas, o kodėl šitas klausimas. O kas klausė? Labai toli nuo tylos. Kabinimasis ar savinimasis. Bet gerai, grįžtant prie klausimų. Mes gyvenam, čia yra 5 sandai. Budistai vartoja šitą tokį terminą 5 sandai. Sakykime, yra kūnas ir protas. Sąlygoti visi reiškiniai, emocijos ir taip toliau. Šitiem 5 sandam, jie atsirado iš niekur, dabar jie ten gyvena, kažką vystosi, auga, sensta, miršta tam procese, kol jie sugrįžta į nieką. Veikia, juda, nuolat juda, yra nuolatinis judėjimas ir kažką daro teisingai, viskas teisingai. Tai kaip dabar gyventi? Jeigu mes iš tiesų turim tą teisingą požiūrį, jeigu neprisirišam ir matom, kad tai nėra aš. Tai vienintelis dalykas, kas mums belieka gyventi tiesiog pagal 8-lytį kelią. Bet gyventi pagal 8-lytį kelią ne tam, kad kažką pasiekti. Ne, tiesiog laikytis dorovės tam, kad nekenkti. Gyventi taip, kad mes nekenktumėm savo, nekenktumėm kitiems. Gyventi pagal mūsų visuomenės normas. Gyventi, laikytis įstatymų. Laikytis sylos. Ir to pakanka. Niekam nekenkti. Pakanka. Nes tai yra niekas, tai yra dulkė. Dust in the wind. Labai graži daina, bet taip ir yra. Visatos mastelė. Pažiūrėkime, kas čia yra, kas tai yra. Kas yra kas čia yra visatos mastų. Tai kas mums belieka? Kai mes jeigu mes tikrai suprantam tiesą, gal netikro, mums belieka tik tai gyventi, niekam nekenkiant,
laikytis dorovės ir viskas. Jeigu mes nieko nesisavinam, jeigu nėra savinimas, jeigu nėra prisirišimo prie šitų kantų, nebus kitų gynimo, viskas. Tai yra kančios pabaiga. Ta akimirka, kai nėra prisirišimo prie nieko, nėra prisirišimo prie nieko. Tai yra Libanos akimirka. Kai mes suprantam, kad tas, kuris mano, kad jis čia žino, kad tai yra tik tai tas, kuris mano, kad čia žino. Tai yra taip pat sąlygotas reiškinys, kuris kyla ir nieko. Ir nyksta, ir tiek. Aš šitą sakau tiesiog, kad tas, čia turbūt subtiliausias prisirišimas, kuri sunkiausiai pamatomas ir sunkiausiai įveikiamas gal. Tai prisirišimas prie to stebėtojo, sakykime. Manimas, kad aš esu tas, kuris stebi, aš tai, kuris žino. Bet iš tiesų nėra jokio žinoš. Tai yra toks pats sąlygotas reiškinys, kuris įveikiamas. Ir gyventi tiesiog laikantis dorovės, niekam nekenkiant. Tai tiek. Tai kaip daryti pasirinkimus, lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Ja, pagal 8 vietų kelią. Bet ne tam, kad kažką pasiekti. Ar tai daugmaž atsako į tavo klausimą? Nu, paleis. Neprisirišta nebūtina. Tu gamtos neišmąstysi. Neįmanoma gamtos išmąstyti. Visos analizės. Tai tik tai užstoja gamtą. Nes visą tai kyla iš aš. Aš, kuris nori kažką gauti. Bet tu nieko negali gauti. Nėra jokio aš, kuris gali nors gauti. Kažko tapti. Yra tik tai dabarties akimirka ir jinai yra tokia. Ar turite dar klausimų? Aš mačiau, Vitalijus padarė komentarą. Gerą komentarą. Pavadė. Praktikai tiktų nevertinti, neskirstyti į gerą ir blogą. Taip. So. Taip. Leisti viskam, tik ir nieko neįsikabinant, nieko nesisavint, nieko nes. Nėra ir gero ir blogo, viskas tik tyla ir nyksta. Tai nėra to skirstimo pagrindas teršalams nyksta. Nes visi mūsų troškimai, atstumimai, visi teršalai kyla dėl to, kad mes vertiname. Dėl to, kad mes manom, kad yra aš, ir mes vertiname, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai nėra aš, nebėra nieko, nei gero, nei blogo. Viskas yra taip, kaip yra. O tai tyliai girdisi. Gerai, aš kalbėsiu garsiau, aš jauną žolę dar už lango, tai tikiuosi jums nesigirdi. Tai klausimai yra laukiami, nelaukiami. Arba gal jau nušvitot, gal ir klausimų nebeliko. Visi supratom, kad čia jokio aš nėra, kad čia niekas nebekenčia, viskas laisvė.
Va, o tai Agnė sutinka. Labai džiaugiuosi. Prašom, Agnė, už nušvietimą. Rasa vis dar paskendusi savo emocijose. Rasa pabus. Mes praeitą kartą kalbėjom apie dabartį atsivėrimą. Ar girdisi? Labai sunkiai pija. Sunkiai girdisi. Nu, klausykit, aš gal pabandysiu tada. Ai, aš palaikysiu mikrofoną. Ar taip geriau? Ar taip geriau? Aha, taip geriau, aiškiau. Rasa, mes praeitą kartą kalbėjom apie buvimą dabartį. Prisimenu? Taip. Kalbėjom, kad reikia atidaryti visas jusles. Ar kalbėjom? Visas jusles. Neskęsti viduj, nesimarinuoti. Nes Rasa marinuojasi savo viduj. Tai yra kaip čia. Atsiverti. Tegul tai, kas yra viduj, tai nereiškia, kad ignoruoti ir apsimesti, kad to nėra. Tegul tai viskas būna. Bet tai nėra vienintelis dalykas, kuris yra. Tai nėra vienintelis dalykas atsiverti viskam. Leisti viskam. Kilti ir nykti. Viskam. Išorė ir viduj. Nes kai toks pasinėrimas ir, nežinau, tas marinavimas toksai vyksta, tai tik tai čia viskas, čia ilgam, čia daug metų gali taip marinuotis. Iki mirties gali taip marinuotis. Bet tą aš ir jaučiu, kad tiesiog dabar toksai, vis gilyn ir gilyn. Arba kad vieni dalykai labai greitai praeina, bet, jeigu ta rasa nesikiša, tai iš tikrųjų, būna, kad ten kelios valandos ir praeina. Bet tada yra tasai, kad, pradeda artimieji kištis. Aš jau pati nebesikišu, bet pradeda artimieji kištis ir sakyti, tai kas tau yra. O aš tada sakau, aš dabar truputį pabūsiu ramiai, viskas praeis man. Ir tai praeina iš tikrųjų. Bet šiandien aš jaučiu, kad ir prieš susitikimą, ir dabar, aš tokioj būsenoj, kad aš noriu pabėgti, nes man iš tikrųjų aš jaučiu, kad tas prisilietimas yra prie kažko tai labai. Ir aš žiūriu, jau kelintą kartą pagaunu save, kada baigsis tas susitikimas. Tai aš jūs pagavau anksčiau, negu jūs pagavot. Tai ta mintis, kada baigsis susitikimas, tai tik tai yra bežionė kalbant. Tai nėra jūsų mintis, tai jums nepriklauso. Ir galbūt tikrai reikia su artimaisiais daugiau laiko leisti. Nebijoti leisti laiko su kitais. Nes kas iš Rasos tokių matosi, kad Rasa pasinėrusi į vidų ir marinuojasi. Kontaktas su kitais ištrauks Rasą iš to konservo. Jis privers išeiti į vidų, išeiti į išorę. Ir to reikia, to tikrai reikia, nes tai tik tai taip galima nugrimsti labai giliai. Ir galima tikėtis, kad pasieksi dugno, bet kažin dar kada, tai nereikia jokio dugno siekti, jūs galite jau dabar daryti kitą pasirinkimą. Atsiverti viskam, neskirstyti, nes kai mes grimstam į vidų, tai ta skirtis vis didesnė ir didesnė. Va čia aš, Rasa. Vis didesnė skirtis. Bet iš tiesų atskirtis yra kuriama, tai nėra tikrovė, atskirties nėra. Tai išėjimas į kontaktą su kitais, atsivėrimas, juslių jautimas, buvimas su kitais yra gerai. Rasai reikia daugiau leisti laiką su kitais, ne vienai. Netgi padėti kitiems, aš žinau, Rasa labai mėgsta kitiems. Rūpintis kitais, būti su kitais, socializuotis, būti aktyvesnė. Tikėkit manim, Rasa. Aš žinau, ką kalbu.
Čia labai daug tokių atvejų aš matau. Labai daug tokių. Tai vaistas yra tas išėjimas, tapimas aktyvesnis. Ir nebijokit, kas bebūtų, tai nėra rasa. Nepamirškit teisingo požiūrį. Kas bebūtų, tai yra gamta. Ir leiskit gamtai tiesiog reikštis. Kilti ir nykti. Emocijos kyla ir nyksta, tai yra visiškai natūralu. Ta bežionė nuolat traška kažką sako, visiškai natūralu. Bet visiškai nebūtina griebtis už to, visiškai nebūtina tai savintis. Na? Bet mes taip galim daug geriau pažinti, kas iš tiesų yra, kokia yra gamta, kokia yra tikrovė. Ir po truputį leisti viskam tekėti laisvai. Laisvai, neužstringai. Bet tai kaip čia tada yra, nu, vat aš pagaunu vat save šiandieną, vat būtent vat mūsų dabar nesusitikimo metu, tai ar aš ta rasa nori išlaikyti tai, kas yra? Ir čia yra dar nesąmoninga, nu? Ar kas nors galvoja, kad kai aš ten grimstu kokioj depresijoje ar ten kažkom liūdesy, niekas iš mūsų negalvoja, kad aš čia pasirenku ir taip darau, bet iš tiesų taip ir yra. Ai, ten kažkas man kažką padarė, oi vargšė aš ir kodėl aš čia. Ir mes tampam tuo. Mes to tampam, mes tai pasisavinam. Bet tas nėra visiškai būtina. Jokio aš nėra. Tas liūdesys yra gamtos dalis. Tai visiškai natūralus dalykas. Bet jam visiškai nebūtina užstrigti. Emocija kyla, liūdesys kyla. Jeigu mes neįsikabinam, iš visų kyla, praėjo. Bet galbūt ten ištekėjo skysčių iš mūsų, nežinau, kažkiek ten servetėlių sunaudojam ašarom nušluostyti. Tai viskas. Bet mes įsikabinam istoriją, pradedam sukti ten, kodėl jūs manim taip, aš to nenusipelnau, ir taip visą gyvenimą. Mes tik tai laikomės, mes įsikimbam ir mes marinuojam, pas mus atsiranda juodi pakiai, alergijos. Mums norisi išlaikyti, mums norisi atsiskirti, mums norisi nejudrumo, būti kažkokioj saugioj zonoje, mes pradedam kurtis kažkokią savo saugią zoną. Mes norim būti vieni. Bet tai tik tai kančia. Tai yra tik tai kančios kūrimas. Tai yra visiškai ne dabarties akimirka. Visiškai ne dabarties akimirka. Nu taip, tai praeitis. Taip, tai praeitis. Tai žiūrėkit, rasa gauna užduotį. Visi. Būti aktyvesnė. Aktyvesnė, bendrauti, nebijoti bendrauti. Su savo, žiūrėkit, kaip jūsų artimieji apsidžiaugs. Nustos klausti, kasgi tai rasa nutiko. Arba ateis, sakys, wow, kas rasa nutiko, kaip faina, pasikeitė. Na. Tai, ką mums sako aplinkiniai, tai irgi mes neignoruokiam visiškai. Nes mes tai savo veido nematom. Nebūtų veidrodžių, tai niekada nepamatytumėm, kaip atrodo. Mes savo veido nematom, bet kiti tai matom. Tai kažkas sako, prieina prie rasos, sako, kas tau nutiko, nu tai matyt kažką mato. Mums ant veido viskas nupiešta, į akis pažiūrė žmogui, taigi viskas matosi. Tai būti aktyvesniai, būti dabarties akimirkai. Dabarties akimirkai. Nesenčiant proto į išorę, prisimenam 3 taisyklės, nesenčiant proto į išorę, nesenčiam jo į vidų, o trasą nesiųsti jo į vidų. Vėlgi, kai įprotis yra, tas įprotis kęstis yra ir jis pūsta tas grasinimas, kad tai kažkas krapstynai. Taip, bet pakaks tiesiog pastebėti. Tiesiog žinoti. Tiesiog žinoti. To pakanka. Per tą žinojimą mes jau nebesam taip. Mes tai žinom.
Mes jų nebesame taip. Vis kitaip mes susitapatiname su tuo. Tai nesiunčiam proto išorę, negalvojam ten ateityje ar praeitį, nesakam ten praeities istorijų, negalvojam ten nepergyvent dėl ateities ar dėl dar kažką. Nesiunčiam į vidų, tai nieko neprisirišam. Būnam su tuo, kas yra čia akimirka. Mūsų protas ir kūnas ten pat. Mes nesitapatinam su nieko. Nesisavinam, neprisirišam. Tiesiog būnam tuo akimirką. Darom tai, ką reikalauja. Atviri. Leidžiantis viskam kitkai atnykti. Labai paprasta. Aktyvus. Ir tai nereikalauja jums sėdėti, praktikuoti. Praktikuojam nuo pabudimo iki nuo ko. Net kai miegam, mes vis tiek galim kitaip. Okay, tai yra gamta reiškiasi. Tai nėra aš. Taip, vyras taip ir sako, tu juk miegi, o kada tu spėjai galvoti. Eglė panašiai atrodo. Eglė irgi atrodo tokia savo kažkokioj saugumo zonoje. Saugumo zoną, savo kažkokį nejudrumą, ramybę, viskas ramu. Bet gamta nėra tokia. Gamta būna kyla audros. Būna lyja, po to nustoja lyti, po to išsisklaido debesis, pradeda šviesti saulė, ateina vakaras, naktis, žvaigždės, mėnulis, saulė. Viskas kinta. Išlaikyti tą nejudrumą, tai yra nenatūralu, tai yra prieš gamtą. Kai mes išlaikom sukurtą tą nejudrumą, ramybę, mes liktai susikuriam sienas, gamta negali laisvai praeiti. Vėjas mūsų negali perpūsti kiaurai. Yra aš. Tai vėlgi irgi aktyviai, Eglė. Aktyvumas. Bendrauti, būti aktyviai, padėti, daryti. Ne tam, kad kažką pasiekti. Ne tam, kad kažko būti. Bet dabarties akimirka. Būti dabarties akimirka. Nes kai mes tą kambarį tokį susikuriam, tą nejudrumą, mes nesam dabarties akimirka. Yra aš, atskiras aš. Kas dar nori diagnozės? Palaukit. Susitelkus. Kada pasimatysim Klaipėdoje? Nežinau. Čia ne į temą klausimas, čia ne apie dabarties akimirką. Ar į temą yra koks klausimas? Ar ne į temą? Ta. Viskas aišku. Ingrida? Ką? Aš girdžiu? Taip, girdisi. Aš tai kažkaip klausausi ir man tas nieko už kampo mirtis, tai man kažkaip vis tiek permainingai aš tada pradedu kovoti su tuo prasmės nebuvimu. Nekyla rankos kažką daryti. Tada vėl paleidi tą
tikslo ieškojimą ir tada vėl pagerėja. Paskui vėl žina toksai pauzė, nu tai apie ką mes čia visi. Ir tada nėra reikalo nei kažką daryti, nu kažkokia tokia apatija. Tai vat su tuo permainingai. Apatija, jeigu tai apatijos jausmas, tai apatija yra nepriėmimas, yra kažko nepriėmimas, yra kažkoks bjaurėjimasis. To laikinumo gal, vat, nepriėmimas. Kad visa tai vis viena, vat, nes aš Tai buvau tetos laidotuvėse, kaip jūs sakėt, ir man labai labai gražiai vizualizavosi, kad aš tame karste ir kaip čia visi giminės ir kaip viskas nebereikšminga, kaip nieko nebelieka, kaip nieko, viskas, jokių rolių, nieko, nei teta, nei dukterėčia, nei ten kažkas ir tai padeda medituoti, yra labai va tas, va, kad laikai viską ant delno čia yra, čia nebėra ir viskas labai ok, bet tada galvoju, nu tai, o kam judėti tada apskritai? Kam bruzdėti čia? Tikrovė yra gamta, susideda iš dviejų dalių. Yra sąlygota, yra nesąlygota. Tai, kas kyla, nyksta, kas juda, šitas kūnas, šitas protas, tai yra sąlygota. Tai yra laikina, tai yra dulkė. Bet visos tos dulkės, žiūrėkit, 30, kiek mūsų čia yra, 35 dulkės. Visos tos dulkės, ir ne tik šitos 35, bet visa žemė, visi tie dariniai, visi sąlygoti, kyla tame, kas yra nesąlygota. Ir tai neturi ribų. Kaip visata. Visa visata tame nesąlygota. Nesąlygotas tylus žinojimas. Visko, kas vyksta. Tiesiog žinojimas. Sąmonė. Tylus, ramus. Niekaip nepaveikiamas tų dulkių. Tos dulkės nieko negali padaryti. Nieko. Ramus. Giliai ramybė, tyla. Tiesa. Taika. Ir tai yra visur gamtoj. Kiekviename atome. Visur. Jumise, kituose žmonėse, manyje, Budoje. Visur. Visur aplinkui, išorai, viduj, visur. Bet dėl mūsų neišmanimo, dėl to, kad mes savinamės žinojom, dėl neišmanimo, mes manom, kad tai yra aš, kad čia aš žinau. Tai yra sąmonė. Jinai aptemdinta, sakykime, debesų, neišmanimo debesų. Jinai kaip ir yra atskirta. Tai, kai mes paleidžiam visą neišmanimą, nebėra ribos, kuri atskiria tą sąmonę nuo visos visatos. Mes grįžtame visatą. Jums nereikia apie tai galvoti, jūs galite jausti. Jūs negalite to išmąstyti. Tai yra jaučiami širdimi. Ir Ingrida negali to tapti. Ingrida daro savo pareigas. Taip, Ingrida tai yra dulkė, kuri atsirado iš nieko, grįš į nieką, tik tiek. Bet tai nieko nedaro tam, kas yra mūsų tikrai namai. Nieko, absoliučiai. Ir visą tą praktiką, jeigu mes galim tai pavadinti praktiką, viską, apie ką mes čia, tai apie tai, kad suvokti tą tiesą ir leisti
tam, kas atskirta, būti kartu grįžti namo. Būti su to, susilieti su tą visatą, tik tiek. Kai mes susiliejam, kai yra tas jausmas, kai nebėra atskirties, mums nebereikia ieškoti prasmės. Nes iš tiesų viskas yra tobula. Mums nereikia nieko kištis, viskas yra tobula. Dulkės kyla ir nyksta. Tame, kas nekyla ir nyksta. Tobulai tyloj. Tobulai ramybė, kurią niekas negali sudrumsti. Ką dabar jaučia, Ingrid? Jaučiu, kad aš tai kartais tą atramą bazę gaunu meditacijos metu, aš tą pasiekiu tą dangų šiek tiek pamatau ir tada man tęsti lengviau būti, jau truputuką paragavus, jau žinau kaip tai ir tada sugrįžtu, bet užsiveliu į pasaulinius dalykus, pasaulietinius, į bendravimus ir tada pradedu priešintis tam, kad man visą tai ne tai ir man yra paprasčiau sėdėti ant kilimėlio savo vienai ir ten aš randu tai, kas man reikalinga. Nereikia taip daryti, nes aš po to sakysiu, Ingrida, būkite aktyviai, eikite su visais bendrauti, sakysiu, taip, nesimarinuokit. Ne, aš nesimarinuoju, bet principai. Būsit kaip, nereikia atskirti. Iš tiesų, nėra svarbu, ką mes darom. Iš tiesų, visiškai nėra svarbu, kas darosi su tom dulkėm. Tos tyros sąmonės niekas nepaliečia, jinai lieka tą patį, jūs galite tą patį, jūs gali būti lygiai tokia pat priimanti, viską priimanti. Visada. Tiesiog viską leidžianti, viskam tekėti. Jaučiant tėkmę, tiesiog jausti tėkmę. Ir jūs galite nuostabiai bendrauti savo su draugais, jaučiant tėkmę. Jums nereikia kurtis ramybę. Nes ta ramybė, apie kurią Ingrida kalba, tai yra sukurta ramybė, tai yra netikra, tai yra sąlygota. Nes jinai yra, kai Ingrida yra viena, ten sėdė, kažką ten telkėsi kažkur. Nėra tikra, tai yra iliuzija. Tai yra sąlygota. Bet nesąlygota ramybė, jinai visada yra. Ir jeigu mes nesipriešinam niekam, jeigu mes viską tiesiog priimam, tiesiog viskam leidžiam tekėti. Laisvai. Tai ta ramybė bus pasiekiama. Ir pati ta tyla skambės. Ir tai yra laisvė. Ir kiekviena akimirka bus amžinybės akimirka. Nebebus laiko. Nei praeities, nei ateities, nei gimimo, nei mirties. Tai Ingridai pratimas yra leisti viskam būti. Nesirinkti. Ramybę neprioritizuoti, tą sukurtą ramybę. Sąlygoti. Neprisirišti prie meditacijos. Kai mes darom kažką, kad mes norėdami gauti kažkokią naudą, mes kuriame savo kančią. Mes ateinam jau su kažkokiu interesu savo. Mes norim kažką gauti. Yra aš. Yra kančia. Neteisingas poreikis. Tai yra prisirišimas, tai yra kančia. Jeigu aš sėdu medituoti, nes aš noriu ten nusiraminti, aš kažko noriu. Žinoma, kartais būna gyvenime visko, pasaulietinių gyvenime, visokių istorijų būna, kartais tikrai tai labai kažką didelė. Gal kaip mes nesam, bet pradžioj, kai mes nesam pakankamai, nežinau,
neturi pakankamai patirties. Gali būti sunku leisti tą audrą ar turėti tikėjimą, kad audra tikrai praeis. Nes kai kyla audra, atrodo, kad jinai tęsiasi amžinai. Arba vėlgi dėl įsikibimo į mums gali kilti baimė, kad mane nublokš kažkur, kad mane nuneš su ta audra. Tai gerai, jeigu mums reikia truputį nusiraminti, mes galime 5 minučių pastebėti kvėpavimą, 10 minučių pastebėti kvėpavimą, to pakanka. Nereikia varyti save į kurtis tą saugos zoną. Nes taip mes tik tai atskiriame nuo gamtos, tai yra ėjimas prieš gamtą. Bet daug geriau, kai kyla audros, daug geriau taikyti teisingą požiūrį. Nesikurti, netikinti save, kad aš nėra, bet prisiminti. Tikrai prisiminti. Jeigu mes pakabinsim, toks palyginimas, pakabinus, sakykime, laukia, anksčiau mes džiovindavom drabužius, sakykime, pakabinam, paklodę, džiovintis ant virvės laukia, ir kilo vėjas, ir štai plevėsuoja, bet o jeigu nėra paklodės, ar bus kam plevėsuoti? Vėjas pučia, vėjas ir toliau pučia. Jeigu nėra paklodės, nėra kam plevėsuoti, tai nebūkit paklodę. Nesikalbinkit, nesisavinkit, leiskit viskam eiti. Matykit, kaip kyla ir nyksta. Viskas kyla ir nyksta. Nėra nieko amžino, viskas tik tai kyla ir nyksta. Nėra į ką įsikabinti. Viskas ateina tam, kad išeitų. Iš visus vėl matyčiau. Sauliau, kaip sekasi? Pagavau Saulių. Ar Saulius negirdisi? Labas. O čia manęs klausi, Pija. Taip. Ai, gerai sekasi. Gerai. Mokausi dabar. Pradėjau mokytis biškį. Įdarbinau smegenis. O šiaip tai, galvoju, ką norėjai paklaustum, kaip sekasi. Kaip tau sekasi prisirišti ar neprisirišti? Kaip tau su tais prisirišimais? Mūsų šiandien tema prisirišimai. Tai pakalbėkime. Man sekasi sunkiai. Tai ir mano užduotas klausimas buvo netgi turbūt sunkiausiai todėl, kad aš galvoju, kas yra tas, kuris neprisiriša. Ir vis galvoju, gerai, aš neprisirišu, aš bandau neprisirišti. Tai jau yra kažkokį veiksmą darau. Tokio, kurio aš beveik net netikiu, kad yra. Ir man ta pati mintis, kad aš nėra, man jau sukelia tokia vos ne kaip, aš nėra. Tai kas tada yra? Yra kūnas, yra protas ir iš kur atsirado tas aš. Tai yra sumaišties. Jo, yra nemažai tokio labai protas kovoja su šito neprisirišimu. Ir kai pradeda kovoti, tada vėl rišas. Kimba. Ai, viską palieku. Čia, eikit jūs. Labai gerai. Tegul savo kovoja. Tai neturi nieko bendro su Sauliu. Nežinau, kas čia prisiriša, neprisiriša, kaip čia padara. Iš kur ateina tos mintis? Ir į kur jos išeina?
Lygiai taip pat, iš kur atėjo Saulius ir kur išėjęs Saulius. Lygiai taip pat. Iš niekur ir nieko. Tai kam jas griebtis? Kam jam tikėti? Mes negalim nustoti mąstyti. Nes kompiuteris šitas įjungtas, kol mes esam gyvi, kol nebent mes kokio Alzheimerio susirgsim. Nu, tada gal tas kompiuteris jau netaip veiks, kitaip. Bet, nu, tai yra gamtos dalis, tai okei. Bet visiškai nebūtina to tikėti, visiškai nebūtina to griebtis. Visiškai nebūtina. Griebimas jis neša kančią. Ir mes galim turėti to patyriminį, nu, iš patirties tai matyti. Matyti tai. Tas aš. Sakiau, kur dingsta aš, kai Saulius miega? Giliai miega. Kur tas aš? Nebuvo niekada tokio jausmo, aš prisimenu, kai anksčiau buvo periodas, kai aš dirbau pas žmonės, tai pas vienus, tai pas kitus, nu, kaip slaugė. Ir būdavo tokių rytų, kai atsibundi, kur aš, kas aš, ar nepažįstama, kur, nu, tikrai, užtrunka ten, ting, 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 Tai nebuvo aš, iš kur jis atsirado. Da, ateina ir išeina. Stebėtojas. Nu, kas netiki, kad nėra stebėtojas? Kas mano, kad yra stebėtojas? Pabandykit jo pabūkit visą parą. Parą pabūkit stebėtoją. Pabūkit, žinokit stebėtoją parą. Pabandykit. Ir pamatysit, ar yra stebėtojas ar ne. Kur dingsta stebėtojas, kai mes pasimetam mintise? O mes tai darom nuolat. Nu, kurgi tas aš? Čia mums meistras kartais pasakoja dzeno visokias istorijas. Su Bodhidharma kažkokią ten istoriją pasakoja, kaip, nežinau, ten gal detalės bus visiškai ne tos, bet nesvarbu, prasmė yra tokia. Ateina vienuolis ir sako, pas jį atėjo vienuolis ir sako kažką, nežinau, ar kas kažką atėjo jau, neprisimenu, nesvarbu, prašymas buvo toksai, išvalyk mano protą. Išvalyk mano protą. Bodhidharma jam pasakė, padėk prieš mane, parodyk man savo protą ir aš jį išvalysiu. Ir ką vienuolis pasakė, nėra proto. Matai, jau išvaliau. Tai jeigu Saulis mano, kad aš esu, tai pabandom surasti tą aš. Gerai, namų darbai. Dabar nespausim, nes dabar tai, nežinau, čia nekelkim rizikos, be jokio spaudimo. Okay. Kitą kartą paklausiu. Gerai. Nu gerai, ar kas nors dar nori prisiduoti prie... Ar vis laimingi ir mes baigsim. Žmonės jau pradėjo dirbti. Taip, Augi. Ačiū tau už pasidalinimą. Aš turbūt paantrinsiu Ingridai. Gal papildysiu kiek. Vizualizacija arba visada turėti dėmesyje, kad viskas laikina ir aš mirsiu ir visi mirs ir viskas čia išnyks.
Mane šita mintis labai smarkiai išblaivo ir priveda prie supratimo, kad kas yra dabar svarbu. Man tampa nebesvarbu tie dalykai, kurie, atsiranda, išnyksta, jie man nėra kažkokie, jie savaime patampa man neaktualūs. Bet, sakykime, yra toksai taškas, kada aš jau negaliu neprisirišti. Sakykime, labai, labai stipri emocija. Ir jinai jau, aš negaliu nei jos atsekti, nei jinai taip užvaldo, kad užeina iš kitos pusės, kada aš jau po visko tik suprantu, kad ir netgi ta mintis, kad ar tai yra svarbu, duotojų momentų, čia ir dabar, visiškai neišlaisvina. Iš kitų minčių, Tu sakykime, naudoji save tam, kad mokyt save. Tu naudoji sąlygoti tam, kad mokyti sąlygoti. Ko tu nori? Tu sieki kažko. Kol tu sieki kažko, tu niekada nebūsi laisvas nuo kančios. Tu sieki, tu nori kažką padaryti tom sankarom, tu negali pasiduoti. Receptas yra labai paprastas, pasiduoti gamtai. Nieko nebandyti valdyti. Nesikišti į gamtą. Mums nieko nereikia keisti. Tu negali nieko tapti. Nėra kas galėtų ko nors tapti. Nėra kas galėtų kažką gauti. Emocijos taip yra dalis šitų 5 sąndorių. Skyla ir nyksta. Tiek. Tau nereikia mokyti save. O, žiūrėk, praeis. Oi, nebegaliu viskas. Nes tu bandai kontroliuoti, tu bandai kažką kištis į tai. Tai nėra širdim žinojimas. Tai yra žinomas čia. Ir tu naudoji tai tam, kad mokyti save. Bet problema yra, ne problema, o šaknis yra tame, kad tu sieki kažko. Kad tu nori būti laisvas nuo kančios. Kad yra aš, kuris nori išsilaisvinti. Bet iš tiesų nėra jokio aš. Todėl mes turim pradėti nuo teisingo požiūrio, mes turim pradėti nuo nulio, nėra jokio aš. Nėra kam laisvintis. Tai matyti tai. Nemokyti save. Žinoti širdimi. Leisti, pasiduoti. Nesipriešinti. Prieš gamtą nepapūsi. Jo, bet tarkim, jeigu aš išeinu į lauką ir man labai šalta, aš darau valingą veiksmą apsirengti ir aš taip galiu apsisaugoti prieš, sakykime, gamtos kažkokį, šaltis. Yra dėsninga, kad norisi apsirengti, aš noriu nesušalti. Taip, pas mane ventiliatorius dabar viskas. Tai aš būtent apie tai, kad yra momentai, kada gamta apsireiškia taip arba kitaip, bet aš vis tiek padedu savo, sakykime, tam, kad nesušalt, tam, kad neišprotėt, tam, kad, sakykime, neįlysti į kažkokias labai depresyvias būsenas. Yra savipagalbos technikos, kurios... Tavo tikslas yra kitas. Tavo tikslas yra, kad niekad daugiau nekentėti. Tu nori niekad daugiau nekentėti. Tu nori, kad kančios išvis niekad nebūtų. Tai nėra apie apsirengti. Tavo tikslas yra niekad daugiau nekentėti. Panaikinti, gal knygą traukti. Juodas puslapis, išrauti jas iš knygos. Neįmanoma. Ir nėra kam. Mano mylimiausia knyga. Aš ją turbūt kiekvieną mūsų susitikimą rodau, Pažiūrim dar kartą. Atėjom iš niekur. Iš niekur. Nieko nėra. Iš niekur. Atėjom. Su kančia, mes atėjom reikia, pirmą ką padarėm, tai pradėjom kriokti. Kažką, priim gero kažką daryti tada. Žiūrėk,
kažką gero, balti kažkokio puslapio, kažko malonumo, nemalonumo, visokio ten. Patyrėm karma gera, reiškia bloga, reiškia kūrėm, darėm kažką, veikiam gero, kažką blogo, nu taip veikiam, ir galiausiai sugrįžome ten, iš kur atėjome, niekur, tuštuma, tuščia, nieko. Ir tą sąlygotą tikrovę, čia yra sąlygotą, kad balta, juoda, neatskiriam, yra visko. Gamta. Gamta negali būti tik tai balta. Kaip nežinosim, kad balta. Ar vien tik tai juoda. Nu, tai yra gamta. Bet viso tą sąlygotą, gamta, gera, bloga, balta, juoda, viskas kyla nesąlygota. Tuštumuoja, iš kurios mes atėjome, kurie grįš. Mes, šitas kūnas, šitie sąlygoti reiškiniai. Kyla ir nyksta va šitam. Nu, kokia fantastiška knyga. Taip gerai rodo. Ir mums nieko nereikia daryti su tuo. Nieko nereikia su tuo daryti. Nieko nereikia su daryti. Ogi tau šitas Amandas atsiuntė knygas? Turi savo kopiją? Nes aš Taip, perdavau su Aš gavau 2 tokias knygas. Tai aš prašau išpakuoti jam. Ar abiej galite išpakuoti, o tavo išpakuoti ir perskaityk pas savo širdimi. Nieko negalvodama, aš nereikia galvoti. Aš viskas parašyta, nereikia nieko galvoti. Lietuvoje mes irgi turim Nibanos knygą. Nibana parašyta. Tai išeitis yra pasiduoti tai tikrovai, kad mes nieko negalim tapti, nieko negalim pasiekti. Ta Nibana, ta tuštuma, kaip dangus. Dangus. O čia paukščiai. Mes paukščiai danguje. Paukščiai niekad netams dangum. Ir to visiškai nereikia. Todėl to nereikia savęs mokyti. Tiesiog matyti, žinoti taip, kaip yra. Ir leisti. Leisti viskam. Kilti ir nykti. Nieko su to nedarant. Nieko nedarant, tai reiškia nesigrebant nieko, neatstumant nieko, nebėgant nuo nieko. Ačiū, tai išlaisvino. Skaityk širdimi. Ne čia. Gali nusivežti į smiltynę, panašiai skaityti. Ketvirtas. Ir ta tuštuma, tai yra sąmonė. Tai yra niekas. Niekad nekyla, niekad nemiršta. Amžina dabartis. Nu ką, ar turim dar klausimų?
Gerai, tai mes galim sustabdyti šitą mūsų rekordininką.